ką Kabala sako apie žmonėse atsirandantį norą pažinti pasaulį ir iš kur toks noras atsiranda. Sakykime, viskas prasideda nuo to, kad Kabala yra mokslas apie sistemą, kurioje gyvename. Yra uždara sistema, joje veikia dėsniai, veikia jėgos ir daugeliu mes jų nematom Žemės traukos jėgos, mes ją jaučiam pagal jos poveikį, kitų jėgų iš vis nematom, arba ten, tarkim, laboratorijose pamatom. Gyvenam tuose dėsniuose, matom, kaip jie mus veikia, matom, galim juos patikrinti, galim pačiupinėti, kuo toliau vystom technologijas, tuo daugiau tų dėsnių atrandam. Jeigu gyvūnas viską daro instinktyviai, žmogus čia turėdamas protą gali jau pasiskaičiuoti ir jau elgtis atitinkamai, kaip jam naudingiau. Sakėm, tą sąlyginę laisvę rinktis, jau turim instinktą, kuris mumise natūraliai prabunda ir mes dabar nesivadovaujam to instinkto, o pasirenkam kažką jau nebe kaip gyvūnai. Tai ta laisvė mus dažnai priveda prie to, kad mes savo pakenkiam. Mes kalbam apie tą tokį kenkimą, kas būdinga tik žmonėms, kada mėgaujasi to, kad kitas pažemintas, kad jeigu ne iš tos neigiamos pusės, sakykim, mėgaujasi tuo, kad tu aukščiau už kitą, daugiau žinai, tavo gyvenimas geriau sekasi, tiesiog tu gražesnis, tu visai esnis. Tai pas gyvūnus to nėra, todėl dažniausiai gyvūnai to parametro nenaudoja, tas mažai jo supainė. Mes matom, kad žmogus kaip ir atsiskiria nuo gamtos. Jis atsiskiria nuo gamtos, bet vis tiek jį veikia tie dėsniai. Ir gaunas, jeigu instinktyviai jį apsaugodavo, jo prigimtis jį apsaugodavo, dabar jis toks išeina iš tos apsaugos zonos ir realiai pats nesupranta, ką daro, nesupranta, su kokiom jėgom ir kokį pavojų save kiša. Išeina taip, ir noriu, bet negaliu, nes noriu, kad būtų kitaip, bet irgi negaliu. Ir tos dvi jėgos pradeda plėšyti žmogų į visas pusės ir nebeaišku, ką daryti. Kad sistemoje, kurie veikia viena jėga ir gali gyventi laimingai tik tie, kurie yra tokie pat kaip ta jėga. Ir tai yra tobuliausia gyvenimo forma. Ir jeigu mes, negi bet kuris žmogus, kuris bent kažkiek prie to prisiliečia, jis nebegali to atsisakyti. Tai yra aukščiausia malonumo forma, aukščiausio lygio pasitenkinimas ir harmonija.